penetration, penetration. Sveiki. Tai ką, kviečiu šiandien prisijungti su manim pahaikinti. Keliauju iš Kvairono miesto į Bele Ile salą. Varysim į Le Palais miestelį, tiksliau ten atplukdins mus keltas. Ir nuo ten pradėsim viską. Haikas truks apie 30 km, tai čia realiai vos ne visą dieną. Tai einam link kelto, nusipirksim bilietuką ir, nežinau, žiūrėsim kas toliau. Oras šiaip visai neblogas, šiandien, sakyčiau, saulės tik tai nėra, vėjas nepučia. Galiu netgi parodyti, sala matosi iš kitos pusės. Ten netgi matosi mano keltas, į kurį nespėjau. Už valandikės kitas keltas, tai šoksiu, atsigersiu kavytės ir keliausim. Užsukau kavytės, prijurikės keltas už 30 minučių, tai atsigeriu ir lėkiu. Reikia dar bilietuką nusipirkti internetu, žadėjau pirkti, bet kažkaip skėčiai tame internete atrodo, tai nuvarys tiesiog ir vietą nusipirksiu. Tai tikiuosi, kad dirbs, nes šiandien sekmadienis. Čia tie prancūzai įdomiai gyvena, sekmadienį daug kas nedirba pas juos. Tai va, žiūrėsim. O, visas kainos surašytas. Do you speak English? I need a ticket for ferry to Le Palais. To go and come back? All right. You go now, get one. Yes, to that one ferry. Okay, thank you. Tai va, pasiėm bilietukus. Viso labo tik 27 eurai. Visi. O tokie mano šiandienos ratai. Plauksim, pasiplaukėsim. Ką, pasiimsim vipinės vietas su panorama. Buvo miestukas, matos. To įplauksim kitą. Prisėdam, atsipalaiduojam, atsisim savo kuprinę ir lėksim. Keltas kelia apie pusę valandos, kainavo 27 eurus. Tai visai nebrangiai, decent, sakyčiau, visai padoriai. Kaip čia ta kelionė be sausiniukų? Nebuvo, sakyčiau. Draugelis atėjo. Ateik. O, dar vienas. Nu tai ką, pajudėjo mano vandenmobilis. Plaukiam jau, atsišvartavom ką tik. Nu tai ką, ate. Išlipom, keliaujam toliau. Biškai ilgiau plaukė negu tikėjaus. Buvo parašyta pusę valandos, bet plaukė 5 minučių. 5 minučių. Labai ilgai. Tai žodžiu, einam mes palei pakrantę ir žiūrėsim kas gero. Po to grįžtant užsuksim į miestą, praseisim, pamatysim gal kažkas bus. Nu jo, tokio prancūziško vaibo gatvelės. Kvapas irgi, žodžiu, pagėti ir krosanus. Jau bekelės prasidėjo. Mano, įdomiai bus. Bet fainiai iš tiesų, daug žalumos, pavasaris jaučiasi gražu, čia jau šilčiau. Saulė biškį šviečia, nors turėjo būti debesuota, tai labai gerai, kad šviečia ta saulė. Vietinis pamojavo savo ramus. O, nu įdomiai. Čia mes esam vidury piliavietės kažkokios. O. Labai įdomiai. Trūksta biškį jėgų, tai šaunu Red Bullenza. Opa. Ir davai. Šitoj saloje kaip džiunglėse. Nepalyginti iš kur atplaukiau, tai ten tokių nėra dalykų, tokios žalumos nėra. Palmių prisisadinę. Fain. Nu ir gražiai vietoj publika čia gyvena. Tikrai labai gražiai. Toks čia vaizdelis išėjęs ryte savo kiemą su paplūdimiu netgi. Gražu. Lemba, koks grybas esu. Ne į tą kelią nusukau. Kaip ėjau, taip ir nuėjau, ėjau žvirkeliai. Nesąmonė. Čia laiko sutaupęs.
Reikia dažniau pasižiūrėti tą žemėlapį. Bet dabar mes jau prie paplūdimio. Bet mes kilsim viršų. Biškį reikia žolelę paeiti, kad parodyti jums biškį vaizdų geresnių. Oho. Eik, savo. Nu, nerealiai. Labai gerai atrodo. Bet einam toliau. Dabar tai pagalvoju, aš apie tas pievas lakstau čia, visą kitą. Taigi, blemba, pavasaris, erkių tikriausiai yra pilna. O aš tai nepasiskiepėjęs. Reikėtų atsargiau biškį. O, čia yra kažkoks hike trailas, tai mes jo ir eisim, kaip tik takelis. Visa kita. Labai gerai. O, ką ši aikštelė, kas ši? Teniso aikštelė. Pū! Taip, tenisiuką čia. Prieš tokį vaizdą. Eikti savo. Vaizdas tai labai gražus. Takelis irgi visai maloniai einas per jį. Bet dabar pagalvojau, kad reikės biškį pabėgioti. Greičiau viskas įvyks ir neatsibos man taip eiti. Sustosiu ties vietom, kurios geriausiai atrodys. Turėsiu daugiau laiko pabūti vienoje vietoje, pasigrožėti vaizdu ir pakimarinti. Vaizdas tai tikrai. Wow. Šilta, nusimovau aš mėgstinį. Kai plaukiau laivų šalta, buvo vėjas pūtė, dar saulė išlindo. Labai gerai, labai. Oras tai pavasaris. O, šuniukas, draugas. Labas, Nikase. Labas. Neblogai, ką? Nu tiesiog toks paplūdimys, bet jį nueit tai be šansų turi atplaukti. Vaizdelis. Taigi, mūsų pirmas sustojimas yra tenai, nežinau ar matosi, tokia salytė, bet matau yra perėjimas į ją, tai užlipsim tenai, pačilinsim biškį. Šiaip, viskas labai gerai, oras dar geresnis negu prieš pusę valandos, tikiuosi, kad taip ir toliau. Opa. O, gražu. Suvenyras namo. Žiūriu, čia galima biškį liptelt. Tai... mes čia sulipsim. Pažiūrėsim, kas čia gera. Wow! Tiesiog wow. Skaidrus, žydras vanduo. Lekiam toliau. O toks įėjimas į paplūdimį. Visai gražu. Šokam iš tų batų. Let's go. Saukit smagiai. Kaip rojui. Nu geras šaltinis čia teka. Eina savo. Bet aš negersiu. Turiu savo vandens. Neaišku čia iš kur tiksliai teka jisai. Nesu buvęs tokiai vietai. Žiauriai smagu. Daug emocijų sukelia ir vaizdas yra stulbinantis. Be to mes esame prie Atlanto vandenyno kranto, tai wow, nei kart nebuvau išsimaudęs Atlanto vandenyne, tai
Pasiėmiau rankšluostį, gal išsimaudysiu, jeigu toliau toks gražus oras bus. Ir mąstau, gal čia reikėtų parkristi biškį, škasti, nes toks vaizdas jaučiu taip ir padarom. Sutanytais skanus žiauriai. Dėjau pasirodo ant šlapės smėlio, tai kiek supratau, šlapės smėlis eina realiai iki pat čia. Greičiausiai vanduo pakyla iki tiek. Sakyčiau, čia visai aukštai kokie 5 metrai. What the fuck. Nu ir aišku, aš būčiau durniukas, jeigu nepamėginčiau užkopti kažkurį vieną iš šitų olų. Nenori laikytis. Opa. Linksma. Matosi netgi, iki kur dumbliai eina, iki tiek pakyla čia vanduo, tai čia apie perdėjau, ne 5 metrai, bet 2 metrai tai tikrai pakyla. Ir čia žiūriu, ola yra. Tai einam pasižiūrėsim. Vanduonas čia bėga. Smagiai. Ką, einam toliau. Aš iš tiesų biškį pradėjau hardcorint, tai tiesiog basom einu per olas, bet galvoju, kad reikės apsimauti, nes statėjo, reikės į viršų užlipti, nes baigės paplūdimiai visi ir negaliu čia šokinėti, nes esu basom. O gal ir galiu. Galiu. Aiškus. Tau tik tai protas neleidžia, o viską tu gali. Pažiūrim, gal kriauklių rasim kokių įdomesnių. Vieną. Matau krabo kojos. Gal ir patį krabą pamatysim. O aš toliau basom varau. Akmenys tikrai nėra labai faini vaikščiot basom. Labai grublėti. Tikrai matosi. Op. Labai gražu. Labai faina. O. Čia ir beveik užlipau. Priėjau tokią vietą, kur tiesiog pilna kriauklių, rifų, įdomus toksai smėlis, nesmėlis. Na, kaip jie tai atrodo. O, kokia medūza. Digi. Aš čia kaip kalnų ožka. Tik tai zik, op. Ir aš jau čia. Jau visur čia vaikšto, laipėjų. Įdomu, patinka man. O, jau vaizdas ir geresnis. Iš tiesų labai aštrias uolienas. Labai aštrias. Tai mūsų taškas. Tai šiaip atrodo gan slidus akmenys, bet tai kas man tokiam jaunam tokie slidus akmenys nebaisus. Čia va, ola dar viena, tik reikia kažkaip lengvai nusileisti, nenuslydus.
Tas akmenis tai, oho, slidumo. Smarvė irgi nereali. Kaži, kas čia gali gyventi? Ar yra gyvų? Padarų? Panašu, kad ne. Keliaujam toliau. Šiaip protingiausia būtų eiti per vandenį, bet ne. Kam galime eiti lengvų kelių, kai galime eiti sunkiausių. Mes batus šluot nenorim. Gerai, ėjom toliau. Atrodo, lyg eičiau kažkur negyvenamų saloje apleistoj. Iš tiesų, aš nežinau, ar čia galima eiti, bet jokių ženklų įspėjimųjų nemačiau. Tai kiek suprantu, viskas lyg ir gerai. Tikėkime, kad nepriplauks kokia pakrantės apsauga ir neišrašys man baudos. Nelabai būtų smagiai. Nenoriu tikrai jokių baudų aš. Bet jau čia dabar einu pasiskaitysiu, kas čia yra per vietą, kad nebūtų per vėlų. Bet vis tiek nueisiu. Reikia ant pačio viršaus užsilipti, pavalgyti ir tada galėsim toliau keliauti. Gerai, pasižiūriu ir tada einam. Pasižiūrėjau žodžiu. Nėra nieko parašyta, nes nekrauna internetas. Tai čia tipo, čia virš manęs yra kažkokia pilis ir priešais čia griuvėsiai. Tai kadangi indiko nėra, negaliu pasiskaityti nieko, tai rizikuojam. Svarbiausia yra, kad nepatvintų, nes tada reikės plaukti iš čia. Nebeišeis tiesiog pareiti. Čia gana aukštai. Tas vanduo kyla. Ir labai smirda iš tiesų tie dumbliai. Net nemalonu. Tipo miške, kai jau ten pavasarį kvepia visą kitą, o čia rūksta tie dumbliai. Ir dar reikia jį įsilaipėti. Nu. Neblogai. Iš tiesų gal nelipsiu ant jos, nes dėl viso pikto, jeigu kažkas nufilmuotų, kad nesibaigtų negerai. Po to pasigaus, sakys, o, tu čia turi sumokėti. Negalima. Bats, 300 bauda. Negerai. Nelabai. O. Pasirodo, čia ant viršaus neįsiu, užsilipdavau kažkaip pilis su stogu, bet. Oho! Prisėdau čia, pavalgysiu apelsiną ir varysim toliau. Ir be apelsino lieku. Nu žodžiu, laiko vis mažiau, reikia eiti link keltą jau po biškį, nes kitaip nespėsiu, nes jau yra 3:30, o po 5:15 keltas išplaukė, o aš esu gan toli nuėjęs, tai reikės biškį pabėgti. Aš dar noriu išsimaudyti, tai šoksiu paplūdimį, greit išsimaudysiu, tai pradedam judėti po biškį. O, laiptukai. Tokie čia ir vaizdai. Nu, čia jau nebepanašu į laiptukus. Reikia, žodžiu, mėginti
eit per ten ir palik kraštą ir sutaupysim laiko, nes jeigu eisim per ten, užtruksim. Pririnkau čia šiokių tokių lauktuvių, kriauklyčių. Nieko, lauktuvės jau surinktos, laikas keliauti. Op. Tai va, užkopim. Einam toliau, palei pakrantę gražiai į paplūdimį. Šiai vaizdelis neblogas. Dabar jau į tą teritoriją, kur negalėjau praeiti, bet matau, čia kažkas takelis. Klykia čia varniokai. Žvengia iš manęs. Ha 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 ha. Nu, blemba. Tik išsitrauk kamerą iš karto. Nutyla. Ha 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 ha. Varniokai. Kažkaip nujaučiu, kad biški ne ten einu. Jaučiu, mėginsiu čia kilti, nes čia tai nuslys galima. O nuslys netrodo, kad būtų smagu kristi. Šiandien dar gyventi norim. Einam. Kaip ir įtariau, esu kitoj pusėje tvoros. Nežinau, kaip pereiti iš tiesų. Nes toks. Negerai. Gausiu lipti čia. Ir tada apeiti ir nusileisti ten. Taip va. Ir nulipau. Nešam kuvečių, išsijungė, mačiau kamerą, tai nenufilmavau, kaip nušokau. Grįžtam į paplūdimį. Varom, išsimaudysim. Matau, žmonės jau maudas, tai aš irgi noriu. Labai daug driežų mačiau pakeliui bėgi takeliu ir jie tiesiog iš šonus smagiai atrodo. O, čia kažkas įdomesnė. Tik batus nusimau, opa, kreuklę tokia. O, mažas krabiukas. Tik einu, aš irgi čia išsimaudysiu. Vanduo tai tikrai atrodo gerai. Opa. Rankšluostukas. Vanduo tai jaučiu ledinis. Iššoksiu ir išlipsiu. Tik op, op, op. Einam, šoksim greitai. Šaltas vanduo, labai šaltas. Gerai, užteks. Gindam. Vanduo kokią 10 laipsnių. O koks sūrus. Labai įdomiai, šiandien sekmadienis, tai keltas plaukia paskutinis po 5:15 atgal į tą miestelį, iš kurio atplaukiau. Tai biški lievai, labai mažai laiko. Nes realiai 20 kokį kilų tik nuėjau, tai nelabai daug laiko ir turėjau čia kažką nuveikti. Visur bėgiau, realiai viskas ant smūgio. Tai va tas labai negerai, labai tas nepatiko. Bet kiek mačiau, gegužės mėnesį grafikai ilgėja, tai greičiausiai teks atvaryti gegužės mėnesį dar kartą, nes čia daug yra ką pamatyti ir nelabai spėju aš čia. Ir plus geresnis oras bus, gal netgi išmiegot bus galima paplūdimy. Jo,
O šiaip, rezume, tai viskas labai fainiai. Tik tai vat, kad dabar reikės skubėti tą keltą. Turiu nepilną valandą atsidurti prie kelto. Aš jau jį net nespėsiu. Numėginam, tikiuosi, kad spėsiu tą keltą. Ką tik girdėjau, kaip atplaukė mano keltas, nes kai atplaukė, papypina labai garsiai. Liko dar porą kilometrų. Turiu kem 5 minutės. Tai spėsiu, manau, spėsiu. Nu va, ten mano keltas. Noriu valgyti. Labai noriu valgyti. Grįšiu namo. Tokio dydžio, antrą ranką kažkur prie peties. Tokio dydžio kepsnį išsikepsiu. Kepsnys. Vat kas man patinka Prancūzijoje, kad tave eina kažkoks nepažįstamas žmogus ir jis visą laiką su tavim pasisveikins. Žiauriai fainiai. Pasiekėm uostą laiku. Tik galim dar praeit, gal kažką užkasti. Yra gražių atviručių. Jo. Visai fainiai. Aš manau užteks. Apsipirkau suvenyrų, biškai pavaikščiau po miestelį, nefilmavau daug, nes norėjau pasimėgauti. Pasiėmiau ką tik kanelę šviežiai iškeptą. Visai gerai atrodo. Skonis irgi labai geras. Ką, lipam į keltą ir plauksim namo. O, eilė. Paskutinis keltas iš tiesų, dėl to tiek ir daug tų žmonių. Svarbu spėjom. Išlipau, čia iškart šalta, šitoj pusėj. Toks klimatas. Ten tai saulė švietė, tipo, debesėlį iš tiesų, o čia, saulė šviečia, bet debesuota apsiniaukia yra. Dabar beliko nueiti iki mašinos. Mašiną biškį tologai pasistačiau irgi. Bet, įveikėm. Įveikėm kiek planavom, bet salos visos neapėjom. Neįmanoma čia taip per vieną dieną apeiti visą salą. Per mapsus pasižiūrėjau, atrodė, apeisi čia. Čia lemą neapeisi, čia gali su mašina važiuoti tą pačią dieną, gal žinai, ta sala yra didesnė negu tikėjausi. Bet šiaip, aš manau dar sugrįšim, nes kitoj salos pusėje yra dar kitokie vaizdai. O, dabar einu ir žiūriu, kad mano konversenzai nebeatlaiko spaudimo, suplyšo. Nu ir jau šiaip, tokie jau purvini. Reikės nusipirkti naujus batus dabar. Nu, visą laiką yra gerai atsinaujinti, tai kažką patogesnę pasimsim. Ką norėjau pasakyti, tai tikiuosi jums patiko šitas video, kelsiu toliau, tai paspausit laiką, laikas man, videosas tau, pasimatysim kitoj saloj, jau pabaiga jau prie pat.